Tai Kretingos rajono policijos komisariatas gavo naujus automobilius. Kokie tai automobiliai ir kiek jų gavo? Kretingos komisariatas gavo 3 Volkswagen Transporter automobilius ir jie bus naudojami reagavimui. Kodėl buvo reikalinga atnaujinti autoparką? Kokio senumo mes turėjome automobilius prieš tai? Automobiliai buvo, jeigu gerai atsimenu, 2018-2019 metų, jau ir ridos pakankamai nemažos, nes iš tikrųjų ir tų pranešimų būna ir kilometrų suvažiuojam iš tikrųjų. Tai atsiradus galimybei vadovybė nupirko ir atnaujino autoparką. Ar tik į įvykius reaguosit, ar ir prevencinės priemonės kažkokias tai vykdysit? Ne, tai žinoma, bus ir prevencinės priemonės dėl neblaivių vairuotojų, prie mokymo įstaigų, tas pats reagavimas į pranešimus. Tiesiog matomi bus į miestą, su jais važiuosim ir naudosim kaip ir įprastai senuosius. Esam iš tikrųjų rajoninis komisariatas, dalis gyventojų yra nusikėlę ir į kaimiškas vietovės. Būdavo jau, kad ir sunku ir privažiuoti, čia vis tiek automobiliai ir 4 varomais. Tikimės gal ir sistemos atnaujintos, tai manau susisiekiamumas bus patogesnis ir geresnis. Šiandien antradienį ar ne gavot automobilius, bet šiandien ir pradėsit patruliuoti jais, ar dar tik tais įvertinsit? Dar pasižiūrėsim techninius dalykus, kai kurios susitvarkysim, komplektacijas, viską susižiūrėsim, kad būtų tvarkingai sudėliota ir tada manau, kad šią savaitę jau išvysim miestą. Jau pamatys, ar ne?